ekspertas energetikos Rimantas Dabarauskas irgi tars savo tokių įžvalgų keletą. Taip, tai į renginio pabaigą gal jau teoriją mes išklausėm čia visi ir iš Apvos atstovų pranešimų aš kažkaip irgi susidariau vaizdą, koks yra atotrūkis tarp valdytojų, organizatorių renovacijos, valstybinių institucijų ir vartotojų. Aš net užsirašiau frazę, kaip pasakė pranešėjas, kad gyventojai turi tvirtinti tik tokius sprendimus, kurie užtikrina STRO reikalavimus. Tai dabar parodykit bent vieną gyventoją, kuris tą galėtų padaryti, pasakykit. Tai čia yra labai didelė, sakyčiau, praraja žinių srityje, kurios valstybės institucijos absoliučiai nevertina. Jos sako, gyventojai turi pritarti, ten išreikšti pastabas, ten pareikalauti dėl to investicinio projekto. Bet aš esu matęs tų planų, tai žinote, aš pasakysiu, jie daromi copy-paste daugiausia metodų ir kuo daugiau skaitmenų prirašo, tokių, kurias sunku perskaityti, ten stulpeliai, skaičių, tai projektuotojai to geriau, kadangi nieks nesupranta ten. Tai lengvai galima tą investicinį planą, pasakyti, žiūrėkit, čia viskas labai gražu ir gerai. Tai čia yra mūsų bėda iš tų butų savininkų pusės, iš gyventojų pusės, kad mes nesusiorganizuojam sudaryti bent jau kažkokią balansinę atsvarą tai pusiai, kuri pateikia tuos sprendimus ir iš esmės yra patenkinta tuo, kad mes nepajėgus esame. Bet vartotojų fronte yra kvalifikuotų žmonių ir štai, pavyzdžiui, ir ponas kalbėjo, aš sakyčiau, Leonardas, taip, jo, malonu Leonardai. Aš pritarčiau tikrai tą jūsų minčiai, kad B klasės pakanka, nereikia ten verštis į kažkokį per daug šviesų rytojų, nes aš ir pats gyvenu B klasės, naujos statybos, 12 metų statybos daugiabutyje, 52 kvadratai, pas mus yra tas laiptinės šilumos skaitiklis, tai man, taip sakant, nėra problemų dėl šildymo, B klasėje daugiausia, žiemos mėnesiais 30 eurų pasiekia, bet, tai čia yra visiškai nedaug, sakyčiau. Ir kodėl mūsų A klasė, A+, mano įspūdis toks, kad valdininkams reikia rodyti, kaip jie gerai dirba ir kaip Lietuvoje daugėja gerovė. Tai jeigu tu visą laiką stovėsi ant tos B klasės, tai ką, reiškia, tu stovi vietoj. Dabar dėl individualios apskaitos, čia šiek tiek diskutuotinas klausimas, pas mane, sakysime, aš turiu tą šilumos skaitiklį, aš juo džiaugiuosi, kaip, vis tiek. Bet, pavyzdžiui, buvome Norvegijoje, ten labai nedaug to centrinio šildymo, bet klausėme, ar pas jūs, kaip jūs žiūrite į individualią apskaitą, jie pasakė, mes nestatome, todėl kad mums per brangu. Šilumos skaitiklis jisai, bet čia aš nebenoriu leistis į detalės, kadangi laiko neturime labai daug. Kita jūsų mintis irgi, pono Leonardo, sakysim, Rusys. Taip, aš irgi čia Kaune esu pažiūrėjęs Kaune. Šiaurės atrodo prospekte, porą daugiabučių su gerbiamo Aro pagalba. Tai, žinot, įeini į Rusį, tai apima depresiją, aš jūs pasakysiu. Gali prarasti norą ne tik gyventi tam name, bet ir apskritai gyventi. Kadangi, reiškia tai, vaizdas toks, kad, kaip ir pasakė, sandėliukai ten rakinami, ten, nors šiaip sandėliukai, Rusys yra bendroji nuosavybė, šiaip teisiškai, ten yra, chaosas. Kai kurie gudragalviai sugebėjo ten įregistruoti kaip savo ten tą turtinį vienetą, bet tokių labai mažai. Tai dabar, jeigu ten jum pradėjo pro radiatorių kažkur
pratekėti ir jums reikia užsukti stovą, tai jūs visų pirma nežinot, koks tas stovas yra, kadangi numerių, nei lentelių ten nėra. Antra, ten prieiti negali, kadangi ten kažkas turi rakto išvažiavęs, panašiai toliau. Tai reikia jūs uždarinėti visą namą, kad ten tą užsandarintą radiatorių. Tai žodžiu, kokia čia būtų mintis? Aš visą galvoju, kad tikrai galbūt namui būtų gerai pradėti renovaciją nuo rūsio, tokį etapą rūsį sutvarkyti, tenai padaryti tokį normalų vamzdynai, kad turėtų priėjimą, balansiniai ventiliai, ten, reiškia, ant stovų, lentelės ant sklendžių, koks ten stovas, žino, žodžiu, kažkokia tvarka. Ir tada galbūt gyventojai pajustų, kad žiūrėkite, pas mus pagerėjo. Tai gal ta renovacija netokia čia bjauri, kaip čia mums visiems čia. Ir padarė rūsį, o kitais metais sako, tai tvarkoja, mes einam į kitą etapą ir dabar jau ten. Bet, mūsų valdžios koncepcija, kad viską, reiškia, daryti, yra pranašumų ir tokio jau, kaip sakė, one stop shop atrodo ten. Jo. Ir aš, kad daug, čia aišku būtų galima daug ką kalbėti, tikrai yra daug problemų, malonu su kauniečiai susitikti, bet paskutinė mano tokia idėja, pasiūlymas būtų taip. Kodėl mes nesiorganizuojam į kažkokią tai vartotojų, tų renovacijos ne aukų, bet vartotojų, renovacijos vartotojų organizacija ar kokia tai patariamą kokį tai organą, kur susirinktų kvalifikuoti žmonės, galėtų kažką padėti, galėtų apsvarstyti tos klausimus, paspausti valdžią. Jeigu reiks jau išeiti į streiką, tai pasikviesim visus iš visų miestų, bet kol kas dar nereikia. Ir surastumėm kažkokių žmoniškų sprendimų ir duotumėm tai valdžiai ir sėdėtumėm jiems ant sprando ar ant kokios ten vietos, kad pajudėtų reikalai. Taip, dabargi jie ten aiškina kažkur, tai elementariai turėtų būti keletas daugiabučių demonstracijų, kur žmonės gali pasidomėti. Štai yra paprasto lygio, nuėjo pasižiūrėjo, čia apšiltinta, pakeista, yra ten balansinė ventilė, rūsys gražus, ten stogas, viskas. Kitame jau yra žalioja energetika. Prašom, nueikit pasižiūrėkit, kaip ten veikia, galima pasikalbėti. Nėra tokių demonstracinių. Tai dabar jie vaikšto, kaimynas šnekėjo kažkur, tai čia sakė, kad ten gerai, o kitas kaimynas sakė, kad blogai, suprantat. Tai aš manyčiau, kad mes vis tik, kad bent būtų kokia tai rezultatas šito pasitarimo, pagalvot, kaip mes galėtume šiek tiek suvienyti jėgas. Tai aš tiek ir norėjau pasakyti.